Ir ką? Realiai mes su ja kažkada esam kalbėję. Žinau, kas yra vagina, tai yra kunt. Jos vardas yra Viktorija iš Mažeikių. Ir ji galvoja, kad mes esam tie amerikonai. Tai yra vienas žmogus yra amerikonas, grįžęs pas tėvus, žodžiu, prie babkių ir visada viską gali padaryti. Perfect. Tai sako, tas Maksimas, sako, atsikėliau šiandien ryte, jis seniau po skambučio pirmo buvo pridėjus mane į FB. Atsikėliau šiandien ryte, pamačiau tokią žinutę iš jos. Ar gali paskolinti 2 litų? Aš sakau, kad galiu tave paremti. Ir jis sutiko už 2000. Numeris štai toks. Fantastiškai. Fantastiškai. Pažiūrim, Nuostabu. tai reikia pinigų ir ką mes už tai galim gauti. Man kažkokia girdėta istorija ir netgi su pinigų suma. Gal tu sapnavai? Ne. Aš žinau, kad tu irgi žinai. Ką aš žinau? Kad tu žinai? Ar mes kada buvo žinom? Paskolink, tipo, babką. Ai. Nu, tas 2000 tokia optimali suma. Labai tu garsiai, žinok. Filmuoju pat savo. Pakalbu. Ok. Dėl to kalnelio, dalyko. Alio, labas. Labas. Garsiau gali kalbėti? Galiu. Ką veiki? Labas, nieko, šuniuko vedžiu. Šuniukas? Kaip tavo šuniukas begyvena? Puikiai. Žinau, garsiau kalbėk, nieko negirdžiu aš. Tai pasigarsink gal mikrofoną. Savo. Nu, Girdi? girdžiu dabar tave. Nu. Tai kaip gyveni? Kaip žinai? Ne kažką. Ne kažką, ne? Mhm. Kažkaip tavęs pasilgau jau. Nejuokink. Taip. Taip ir neišėjo. Pasilgai? Ne, taip ir neišėjo susitikti mums. Ką? O taip ir neišėjo susitikti mums. Nu jo. Tai gal norėtum? Gal. Kada? Šiandien? Kada? Šiandien? Ir ką mes veiksim? Panas? Aš noriu meilės. Aš irgi noriu, bet meilė nedalyjama. Kodėl? Aš manau, jeigu tu turi meilės viduje savy, kažkokios energijos, tokios, gali duoti jas. Tada, nu kažkiek kalba aplinkui. Kas kalba? Šuo. Šuo? Jo, aš turiu prancūzų buldogą. Mm. Nu, ne mano čia tėvų. Mhm. Aš žinai, kaip tą meilę suprast, aš nenoriu, kad tu mane mylėtum, nes nei tu pamilsi mane, nei ką, aš tiesiog noriu, kad tu... Nu, supratau, aš nesu naivi, kvaila. Gali būti ramus. Aš nesu ramus, aš noriu būti tikras. Ramus aš būnu tik po sekso, kai rūkau cigaretę. A ne, tai tada rūkantis. Nu, ką žinau. Dedu minusą. Gerai, aš tau irgi minusus surasiu. Už ką? Žinai, bet aš turtingas. Nu ir. O ką? Bet klausimas, ar laimingas? Nu, turtingas, laimingas derinasi, ar ne, viskas eina. Tai ir klausia, ar laimingas? Sakau, turtingas, laimingas, svajingas. Nu, labai retai būna taip. Nežinau, aš tai laimingas. Ir noriu šiandien būt, žinai, noriu happy hours savo tų valandų. Tai kur mes ir kada mes ir kiek mes čia užtruksim? Nu, nežinau, tu galvok, kiek tau reikia. Ką žinau, aš nenoriu, kad tu atliktum kaip darbą, aš noriu, kad tu irgi mėgiau tave. Nu, tai jo, tai aš tikiuosi, tai dėl to ir klausiau, ar tu tas pats žmogus esi ar ne, nes kažkaip kažkada, kai buvai sakęs, kad šiandien net savo foto, ką žinau, tai jeigu tu nesimpatiškas, nepatraukus, tai tikrai aš negalėsiu to padaryti. Negalėsi? O jeigu aš tau patiksiu, tai galėsi? Jo. Tai tu mane matėjau? Nu, mačiau, jeigu ten tos foto, tai Nu tada taip, jo, aš, viskas aišku, tok. Aš nesu koks senis prisidengiantis tą. Nu, tu iš balso galvoju, kad aš senis esu. Ne, šiaip apskritai klausimas, skonesnės įveiks, visokių manijakų. O kaip tu, ta prasme, nežinau, aš kažkaip noriu įsitikinti, ar tu esi tikrai tokia įstringa ir tu man padarysi tai, ką aš noriu patirti. Ta prasme. Nu, ką tu su manim įsivaizduoji, ką tu darysi su manim? Nu, tai mes jau aptarėm, tai. Nu, nieko mes neaptarėm. Aptarėm, kad viskas bus gerai, nusiramink aš. Nesu ramus. Būsiu ramus tik po to.
Ne, mes aptarėm dieną, kai kalbėjom apie tai. O tu klausyk, apsirengsi kažkaip seksualiau? Neturiu galimybės, dar sakyčiau taip. Jeigu kažkur atsinešti rūbus ar dar kažką, tai kad namuose pas mane būčiau viena, tada jau. Nu, pas tave, nežinau, kažkaip nebent... Aš negaliu. Ne, žinok, geriau būtų koks nors viešbutis, iš tikrųjų. Nusimaudytum, pasiruoštum. Aš laukčiau tavęs lovoj. Ir tu ateitum tada. Ne? Tik samanas, aiškiai. Aš žinau. Lengvai gauni. Nu, matai, kad tau skambinu. Nu tai klausiu, lengvai gauni, ne nuo manęs apskritai. Nu taip, lengvai, ką žinau. Amerikoje. Čia Lietuvoje aš per daug žinai kažkaip. Bet tai negalvoju. Aš žinai, toks esu, turiu slaviško kraujo, tai man reikia to. O kiek tu nori užtrukti? Aš nežinau, aš visą naktį nuo laisvą neturiu. Tai visą naktį tu nori su manim? Ne, Aš to neįsimokėsiu. Sakai? Ką žinau tu? Juk tu taršinkas. O tai kiek tu nori pinigų? Nu ką žinau, kiek tau reikia? Ta prasme, ką man reikia? Aš tai galiu iki ryto, bet 3 valandas. Aš irgi galiu, jeigu... Nu ne, tu sakyk, tai kažkokios yra realijos, žinai, kad paskui atsikelsi rytas. Aš nežinau, supranti, aš pirmą kartą darysiu, aš nežinau, aš neturiu nusistačius laiko, kiek aš galiu leisti, čia viskas savaime bus, supranti. Supratau. Nežinau, net aš irgi taip, kažkaip dabar čia taip. Žinai, jeigu man patiks, tai nu ką, negi gaila. Bet jeigu nepatiks. Tai va tas ir yra, tai jeigu nepatiks. O jeigu tau tai patiks, pavyzdžiui, tu man patiksi, aš gal iš viso galiu nemokėti, gal galim pradėti draugauti? Ne, aš draugiausiai, tikrai nenoriu su nieko. Nenorėtum su manim draugauti? Nu, ne, tikriausiai, kad ne. Nu, ja bent įsimylėčiau, bet įsimylėti man uždrausta. O tu draugo neturi? Ne. Neturi, ne? Ilgai vyro neturiu. Tai va, o tu, kiek turi jų? Aš kiek turiu, Amerikoje, tai ką žinau, 3-4. Amerikoje, o Lietuvoje? O Lietuvoje... Nežinau, sunkus klausimas. Tai, klausyk, plemo, bet kaip aš tai... Kaip, gal sakau, mes čia sudraugautumėm, tokia faina visai. Mes susidraugautumėm? Taip. Tai tu pirmą pamatyk, po to apie tai kalbėk. Ar tu nori, kad tikrai, atvarai pas mane atidirbė, aš tau kaip čia sumoku ir tu išeini. Tai jokių jausmų. Man reikia pinigų, aš tau pasakiau, tiesiai šviesiai dėl ko. Grynas darbas. Nu šis. Dėja. Tai aš tau nepatinku taip. Aš nežinau. Tu žiūri kaip į darbo objektą, ne? Užsimausi pirštinės, užsimerksi ir sakysi, pakentėsiu tas 3 valandas. Ozai, eini vidų. O tik čia. Ozai, palauk biškį. Taip, Ozai, eini. Nu, supranti, kaip. Na, jeigu viskas čia mums vyktų sklandžiai, ta prasme, dabar iš savo pozicijos aš žiūriu taip, kaip tu sakai, čia yra mano darbas, dabar aš turiu atlikti tą dalyką, kad už tai gautų užmokestį. Taip. Čia aš dabar dėl to suinteresuot. Bet jeigu bus poreikis tau, tiek man vėliau, gal ir ta simpatija kažkokia, tai natūraliai galim pabendrauti ir susitikti visą kitą, tai čia. Supratau. O tu išgert nori ko nors? Ne, aš negeriu. O apsaugos priemonių turi? Prezervatyvų? Taip. Ar tu galvoji, kad aš nersiu? Koks? Nu, tau patinka medų laisyti per stiklą? Nepatinka. Man patinka, kai tokia kalbė. O tau patinka? Kokius tau? Kokią pozą mėgstamiausia? Šnugaras. Šnugaras. Jo. O tu vyrą patenkini taip maksimaliai, ar turi kažkokių tabų? Nu, sakiau, šiaip man nepriimtini, oraliniai, analiniai. Tai netgi, sakyčiau. Bet?
Bet, kas bet? Ką nori Ne, nu, išgirsti? tu sakai, tipo, kaip būna tas toks posakis. Nu, man nepatinka tas, bet... Ne, nu, jeigu atvirai sakęs, aš nesu to daręs gyvenime ir tikiuosi, supratau. gal neteks to daryti. Tikiuosi. O aš tai mėgstu labai. Ką? Nu, patenkit moterį. Kad tau daro, ne? Ne, moterį patenkit. Mėgsti? Aš nesu labai toks savanaudis, negaliu pasakyti. Nu, sakau, esu Tai darytum? slaviško kraujo, turiu, žinok, tai mėgstu taip normaliai taip. Ir koją veidą uždėti. Prirem taip, iškiek griežčiau, taip. Pasmaugti, kažkaip. Ką? Pasmaugt? Su diržiuku. Ne, sakau, nu, mėgstu tokius ekstremalius gal iššūkius. Mėgstu, kai mane smaugia, pavyzdžiui. Tai grubus tu, ne? Ne, nesu grubus. Tikrųjų galėsit mane smaugti, pažeminti. Ai, tai tu tokiai formai sakai? Ne, nu, Žemint? žinai, jeigu 3 valandas, tai gali būti nuobodoka. 3 valandą galim pereit. O tai galėsim bet kada išsiskirt, kai jau Galėsim. nuobodoka bus. Jo, klausyk. Palauk, biškai atėjo tėtis man. Tavai aš tau perskambinsiu, savo, gerai? Sekundę. Tratatyra, tratata. Pritruko žodžių, ne? Jo, kažkaip. Ne, nu, jau Gana. gana. Suprantam, kad reikalas rimtas labai. Maksimai, ačiū tau. Maksimas dirba. Jo, Maksimas dirba, bet irgi, žinai, mergaitai kažkokios gal bėdos, tai nesinori čia lipti ant žaizdos labai. Nu, aš nemanau, kad čia kažkoks yra bėdas. Čia yra Tiesiog. vadinasi tinginystė, bet tu prisidengi, žinai. Čia kaip mane... Kaip tu kažkaip save reikia pateisinti, ar ne, jeigu tu nori lengvų pinigų. Ir buvo kalba apie 2000 litų. Jo. O taip, bet jeigu jie būtų iki ryto, jie norėtų galbūt dar daugiau.